Nu, labą dieną, labą dieną. Aš vėlgi čia. Ir vėl kamerytę užsidėjus. Tiek senai kamerą buvau užsidėjus, kad net keista dabar. Kamera kaip kamera, bet mikrofą tai žiauriai senai buvau užsidėjus. Taip, turime dar vieną dieną, gražią dieną Vilniuje. Ir dabar mano tikslas yra nuvaryti dar kartą pasimatuoti striukę į Motodėj naujamiesčio. O, žiūrėkit, Kerkerio plovyklą atsidarė. Lala, reikėtų nusiplaut gal. Žodžiu, nenukrypstam nuo temos. Varau pasimatuoti ir pasimti striukytę. Nes važinėjau be apsaugų su kažkokia tai koža jau belikiek laiko, tai sakau, reikėtų atsinaujinti. Ir radau tam progą, tam laiką. Prasivažiuosim. Pasižiūrėsim, kas gero. Užsidėjau platforminius batukus. Tai toks mažas mosas dabar atrodo. Žiauriai gerai. Aišku, negerai su kedais važinėtis, bet neturiu aš batų normalių iš tikrųjų, bet užgyvent dar reikės šitą dalyką. Pakol kas važinėju su bet kuo. Ui, kaip dūmija volvukas. Ojojoj. Smirdalius. Visi tokie atsipūtę savo šiandien. Aš iš tikrųjų irgi neturiu ko skubėti. Ir taip jau nutiko, kad šiandien yra vienas paskutinių pasivažinėjimų Vilniuje. Kai gyvenu Vilniuje, nes išsikeliu viskas, palieku Vilnių. Pačiai biškelį keista, bet sakau, neišnaudoju aš to Vilniaus privalumų visų. Tai neverta man to Vilniaus įsikibus laikytis. Atėjo laikas naujam gyvenimo etapui, naujam miestui. Manau, kas mane seka socialiniuose tinkluos, turbūt jau žino, apie kokį miestą kalba eina. Bet jeigu nežinot, tai galit palikti komentarą su spėjimuku. Dabar galvoju, jaučiu, reikės net užsidėti už kartą naują striukę. Nes neturiu aš mose tiek vietos, kad suspakuoti ją. Tai dabar statysiu mocą vėl į savo garažiuką mielai. O poros savaičių bėgyje reikės atvaryti ir išsivaryti mocą iš Vilniaus. Tai kas nori dar susimatyti, duokit žinią. Gal prasivažiuosim ratelį. Kai atvarysiu parsivaryti mocą, nežinau, ar aš turėsiu laiko daug tam, bet maža ką, gal pavyks kažką pasiderinti. Toks biškelį ir liūdesėlis liktai dar kažką, bet tuo pačiu ir labai džiaugiuosi. Dviprasmiškas biškelį gaunas. Vakar biškelį plavinėjau po Vilnių, tai buvo žiauriai keista užtikti dar. Atrodo, aplinkui važinėjusi, bet nebuvau kai kuriom gatvėm dar važiavus ir tokia važiuoju ir galvoju, čia Vilnius, ne? Ir ne tai, kad atnaujinta kažkas, ten nauja gatvė pratiesta dar kažką. Tiesiog nebuvau buvus tokiose vietose ir tai važiuoju, galvoju, oi, blėd. Vilniuje kiek metų ir dar tiek yra visko. O kaip įsivaizduoju bus, kai grįšiu kada nors po kiek metų į Vilnių ir viskas bus pasikeitę ir net pažinsiu jau Vilnius. Jo, bus įdomu. Na, blemba, tikiuosi, kad dabar pasimsiu kurią striukę, jinai normaliai laikys. Nes šita prieš tai, kur turėjau modeką, liktai taip vadinas. Tai užtrauktukai labai greit parėjo. Aišku, galima nešti, taisyti jos. Bet pati striukė jau biškelį pavargus.
Tai nusprendžiau atsinaujinti ir jau dabar ilgesnės striukės, kad būtų maloniau važinėti. Nebe tas amžius, kad su trumpom striukė važinėti. Aš suprantu, ten koža, kai velkasi kelnes visados gal ir fainiai. Bet šiaip, aš už ilgesnę aprangą biškelį. Gal kad prie šitos striukės vadodinės pripratau, jinai tokia ilgesnė biškelį. Tai taip ir gaunas. Ten remontai. Kur aš lendu? Gal kaip nors pravažiuosim. Kažkaip šiais metais užsėdau ir lendu aš visokias nesąmonės. Visokius žvyrus. Vakar irgi per lietų važinėjau. Ne, užvakar per lietų. Vakar jau kaip ir po lietaus. Bet kažkaip nežinau, kas čia atėjo. Ar tiek tas mocas išsilktas, kad varu visur drąsiai, nežinau. O, kaip visur išasfaltavo čia. Buvau čia užpuolus kažkurį kartą, kai teko per didelį grūzą varyti. Stambų, ta prasme, tai lamba buvo žiauriai nejauku. Tokia ta patirtis mano lieva. Nukrist kaip nukrist, visados visi padeda pasikelt, jeigu ką. Bet koks žioplys užsižiopsojęs, kad nepervežuotų. Tas yra baisiau. Nesisveikinu. Pipiripi. A, juostos privalumai. Jau matosi Motodėjus. Nu, bandom naują striukytę. Su visais pašiltinimais, tai karšta. Vėl aš. Ai, dabar neužsivesiu po. Ant bėgio palikau. Nu, gal vėdinimus už kartą reikia atsitraukti, lama karšta. Ir jau vėsiau tipo bus. Tipo. Nu, apsiprekinom. Turiu pošalmą dabar užsidėjus kinietišką. Taip pats modelis labai fainas, bet audinys koks lievas. Reikėtų iš trikotažo kokią gerą bestampančią pasisiūt tokį patį. Nu, ką tu čia dabar darai? Va. Tiesiog vidury kelio sustoja ir apsisukinėsi. O čia suktis? O kodėl čia suktis? Nu, pabandom. O ką, negalim pašavažinėti nežinomais keliukais? O, čia kažkoks bokštas. Gaisrinė? Ne, servisas. Bet matomai buvus gaisrinė. Su to bokšteliu tokiu. Duokit mums žalios, duokit mums žalios. Jau kažką pasidariau. Jeigu parvarėm ant sankabą, tai
Ne, bet dar persijunginė. Na, pravažiuojam savo gražiuoju keliuku. Man jisai labai patinka. Nors saulė nešviečia, tai nebus taip įspūdinga. Įspūdinga. Nesikrauna telefonas, kas yra dabar? Laidas palūžo, dar kažkas. Ui. Kas čia vyksta? Taip, dar yra policija. Kas čia daros rimtai? Žiūrėkit, čia policija. Kažko laukia. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Pilna policijos visur. Dar šiais metais neatidarytas sezonas važiuot pamaikęs. Bet dabar striukę turėsiu, kuri gerai vadinama. Tai gal nereikės važinėti tiek pamaikęs. Reiks išsisekti visus sluoksnius. Tada kitas reikalas. Jo, manau, kad bus universali striukytė visiems reikalam. Bus gerai. Ui. Ai, nors gal tiesiai važiuokim. Vėl kelias uždarytas. Oho. Nu kas mano tam telefonui? Aš įtariu, kad jau telefonui čia bėda, o ne pakrovimui. Jisai man mėto kažkiek laiko, kad tipo nesikrauna, išsikrauna. To vėl atsiranda batarkės. Nori iPhone'as, kad atsinaujinčiau žiauriai. Žiauriai nori. Bet aš sakiau, kad dar reikia palaukti. Dar nėra ko. Mane gazdini tu su tokiais išlindimais, blemba. Nėra ko gazdintis, bet nebėra to drąsaus važiavimo, blemba, kaip anksčiau būdavo. Ai, pomas, čia visur pralysiu, visur pravažiuosiu. Nebėra. Nu, baigs tu telefoną savo. Pamažiau kraunas, negu išnaudoja.
Ir viskas, reikia statyti mocą į garažą ir atsisveikinti kokiai savaitai ar 2. Ohoho. Aš girdžiuosi dar. O Dieve, koks nušiktas mocas. Bet jūs to nematot. Tai va, kaip atrodo, kaip aš visados bijau pro čia liptant moco, kad neperverst. Kaip atrodo mano nauja striukytė. O taip va. Ui. Šiaip patogu. Tik per karštą dabar. Čia bus ir pavasariui, ir rudeniui. Paparapam.